Sveiki. Sveiki, Mantai. Girdit mane, matot? Taip, viskas gerai. Jei, smagu, kad parašėt, kad patiko informacija, kurią dalinuosi. Jin kaip tik ir skirta pradedantiem verslininkam, kad padėti įsivažiuoti, sukurti savo verslus, nepabijoti. Va, a, mane pažįsta turbūt jau Darius Gelumbauskas ir Mhm. pas mane patirties verslai yra apie 30 metų. Tai daug verslų buvo statytų neturint žinių, vat, aš kur ir dalinausi, kad reikalinga noras, drąsa ir žinios, ten daug kas juokiasi, kad žinios, tai čia pinigai reikalingi, žinių kaip ir visi viską žino. Va, bet Tai aš jau aš tą supratau, kad pinigų nelabai reikia pradėti verslui. Tiesiog reikia labai didelio noro ir galvoti reikia. jo, reikia, pinigų reikia, jų reikės, tai yra kaip organizmui, kaip kraujas, bet organizmas ne tik iš kraujo susideda, ne tik iš kraujotakos, tai yra kada tu žinai tiksliai, ką daryti, kur tu nori nueiti. Va, ir po truputį statant tie pinigai, jie savaime prisitraukia vienokiais ar kitokiais būdais. Tai paskolos, tai kažkokie investiciniai fondai, tai kažkam gal tėvai duoda, kažkam palieka. Žodžiu, būdų atsiranda tada, kada žmogus būna pasiruošęs jau tam. Kol esi nepasiruošęs, tų pinigų iš niekur neateis. Didžioji dalis galvoja, kad vat, bus pinigai ir jau čia viską padarysiu. Ne visai taip. Va, gerai, tai čia trumpai gal apie mane, labai trumpai. Ir įdomiausia būtų man tai paties kokie klausimai, tada galėčiau nukreipti ar parekomenduoti, ką toliau daryti. Tai realiai esu 24 metų jaunuolis, kuris, sakyčiau, pagal savo metus išbandžiau tikrai labai nemažai tų verslo modelių. Kaip ir tėvukas juokiasi, sako, vieną kartą darai, kitą kartą sugalvai, kitą kartą, bet tiesiog tai nėra taip, kad aš pagalvočiau kažką ir, ai, čia daryt, gal čia nedaryt. Nu, ta prasme, viskas vyksta taip, kad sugalvojau, darau. Mhm. Pavyko, nepavyko, praknisau ten pinigų kažkiek ant to pradžiai, nu ir viskas ok. Bet kas mane domintų labai yra, kad aš dabar, nu mes dirbam su tėvuku, esam keturiese dabar, nesam įmonė, dirbam su individualiom veiklom ir verslo patentais. Turim dirbtuvės, tėvukas 20 metų patirtis, man pačiam apie 6 metai patirties būtent baldų gamyboje, montavime. Mhm. Tai čia yra nestandartiniai baldai, ta prasme. Ir sakyčiau, kokius 3 metus tikrai taip užsispiriant, sakyčiau, dirbu, stengiuosi, varau į priekį, ieškau, kur tik pasimti užsakymų, kuo daugiau ir taip toliau, nes aš žinau, kad vyksta taip, kad jeigu aš turėsiu daugiau užsakymų, aš galėsiu pasimti daugiau žmonių, kurie man dirbs ir aš galėsiu skirti savo laiką ten, kur labiausiai, sakyčiau, aš esu įgudęs, tai kalbėjimas su klientais, derinimas ir taip toliau. Mhm. Taip pat ir tėvuką jau kaip ir esu išleidęs į tą tokią laisvesnę pusę, tai kur to fizinio darbo nereikalauja per labiausiai, bet esminis dalykas, jau 2 metus, sakyčiau, va taip sėdžiu vietoje ir galvoju, kad aš nesu geresnis nei kad buvau, sakykime, prieš metus. Mhm. Kad daugiau ten patirties įgavau, jo, tas yra pliusas didžiulis, bet aš noriu, kad vat, tiek ir skaičiai, tiek ir žmonės viskas augtų, o atrodo, kad sėdžiu vietoje ir Mhm. nežinau, ką toliau daryti. Be to, marketingo irgi neturim. Marketingo neturim, reklamų neturim, viskas eina, visi užsakymai per žmonės. Mhm. Tai manau, reiktų ir įsigilinti ir į tą marketingą galbūt, kad biški pritraukti tų žmonių. Gerai, man tai kelius klausimus. O kokiam mieste, kokiam čia regione jūs esat? Telšiai, Ai, Telšiai. taip. Mhm. O kaip jūsų įmonė vadinasi? Mes nesame įmonė, bet Jūs, okei, kaip aš, individualus. aš, aš pats turiu atskirą anketą, tėvukas turi atskirą. Tai Mhm. mes dirbam su dviejom, sakykime, anketom. Tai mano yra BNS, baldai ir stilius, o tėvuko Mhm. yra Aureus baldai. Mhm. Okei, o kokia gimimo data jūsų yra, jeigu ne paslaptis? 21, 21, o kurio mėnesio, kurią dieną? 08-12, rugpjūčio 12.
08.12. Ok. Gerai, tai, aš ką matau, tai daug gerų dalykų, tai yra, iš to, ką girdėjau jau, tai patyje yra verslumo labai daug, to verslumo potencialo ir jisai plėšo, vat, eiti ten, vieną daryti, antrą daryti, trečią. Čia pradinėme etape visada tai būna, kol biški neatsidauža žmogus, kol, vat, kaip ir pats jau man tai šiek tiek apsidaužėjau, supratai, kad vat, ten pabandžiau ir kad kažko tai trūksta, kažko nežinai, vat, tai kaip ir kalbu žinios, žinių daugiausia trūksta. Tai labai paprastas dalykas, tai lygiai taip pat kaip į mokyklą mes, jeigu neįtumėm į pirmą, antrą, trečią klasę, tai mes 2 kart 2 nežinotumėm žodžių, sakinių ir kalbėti turbūt nemokėtumėm normaliai, ne? Va, tai viskas ateina su žiniom, ta prasme, mums pamokina mokykloje, kaip daryti, lygiai tas pats su verslu, lygiai taip pat etapą ir aš praėjęs, tai aš verslų esu pradėjęs uždaręs turbūt ne mažiau 10 kokių, va taip pasidaužęs. Na, pabandyti, trečią pabandyti liktai. Viskas kaip ir gerai, bet viskas baigėsi užbaigimu tos kažkokios tai nišos, kol netėjo suvokimas, kad, kažko nežinau. Bet tas supratimas, kad tai, nes pradžioje būna viską žinau, čia paprastai sudarysiu, padarysiu, o paskui nesigauna ir gyvenimas biški sustato į savo vietas. Tai pas patį panašiai vyksta. Aišku, šaunu, kad pas tave yra veikiantis verslas, bet jį galima išauginti didelį verslą ir jį galima, būti konkurencingu, ne tik Telšiuose, ne tik Žemaitijoje, visoje galima Lietuvoje. Tai mes taip ir dabar darome, kad ir kiek tėvukas sako, ne, kam tus Vilnius čia važiuoti, sakau, reikia kitos rinkos, Telšių rinka, ten Klaipėda, Klaipėda dar, bet dirbam, reiškia, Žemaitijoje pradžiai, bet kol aš įsitraukiau, kol pradėjau aš normaliai judėti, tai važiavom ir į Kauną į objektą vieną, į Vilnių važiavom irgi išsimatuoti, jau pradedam link to eiti, kad į kitas rinkas iššokti. Jo, todėl, kad reikia suvokti visų pirma, mes visada mastom savo, kaip sako, savo kaimų, grubiai tariant kaimų. Aš pats irgi, šiaip Lietuvoje turbūt ilgai nebūsiu, bet kaip bebūtų, iš Lietuvos kilęs ir Palangoje ilgą laiką gyvenantis. Tai aš ten, tuo Palanga, aš ne tik Palanga, Lietuva mastau. Bet jeigu paimtumėm plačiau, tai, kas yra Lietuva? Bet po pasaulį reikėtų pavažinėti, pabūti kokius Los Andželė, New York'e, ten Maskvoje, tokiuose miestuose dideliuose, paskraidyti pasaulį ir kad supranti, kad Lietuva iš vis yra tokia. Ir mes kartais bandom ne tik Lietuvoje, neišsiplės, ta prasme, ne tik Lietuvoje, bet mes bandom į kaimą savo sulysti, Telšius, į Palangą kažkokį tai regioną, tai yra apie nieką. Ir čia tas senas mąstymas, sakyčiau. Lietuva apie nieką, bet kaip mokyklai gerai ir visada reikia pradėti nuo savo kaimo, nuo savo aplinkos, kur tu žinai, po truputį, nes kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių, tuo daugiau konkurencijos visur yra. Jeigu Lietuvos ten rinkoje, tai viena konkurencija, jeigu jau išeit toliau į Europą, bent jau ne į pasaulį, tai vėl kita konkurencija ir taip toliau. O verslas yra, verslas tai yra skaičiais, valdomas per skaičius yra. Iš principo niša, jinai svarbi, aš kažkuriam video, man atrodo, trumpam jau ir užsimėjau, kad kada darai nišą, kuri tau visiškai nepatinka, kurioje tu, kaip pavyzdys, darai vien dėl pinigų ir nejauti naudos žmonėm, net duodi širdies, tiesiog štampuoji pinigus, tai anksčiau ar vėliau nusibos ir tie pinigai nusibos ir perdegimas ateis, pasisotins, ten nusipirksi mašiną, namą, ten dar kažką tai ir pamatysi, kad ten nieko tokio ekstra vertingo nėra. Tai niša turi būti labai svarbu pasirinkti tokią, kad ją išjaustum, suvoktum, suprastum prasmę jos, kodėl tu darai, kokią naudą žmonėm iš to, ką tu jiems duodi ir kokią naudą pačiam, ką pats jauti tai darydamas, kad neįeit nei į savo nišą, kuris, sakykime, tavęs neužveda, neuždega, nesupranti tu jos iki galo. Tai čia svarbu nesumaišyti, tai pačiam pradžiai reikėtų išsigryninti, ar tikrai baldai. Tai jau tą esu išsigryninęs jau senai, sakyčiau. Taip. Nori šito ar ne keliu eiti? Ta prasme, nežinau, iš tikrųjų, kai dirbdavau, sakykime, įmonėse kažkur tai, pradžiai iš tikrųjų, kai buvau, sakykime, biški jaunesnis, koks ten jaunesnis, prieš 4 metus, sakykime, pabandžiau vieną ten verslo modelį, antrą, skaitykim, sakyčiau, vienas iš tokių juokingiausių ir geriausių, ką buvau sukūręs, tai irklenčių verslas, irklenčių permatomų baidarių čia, prie ežeriuko, žodžiu, išsinuomojau vietą ir
prie ežero, taip, va, prie pležo esi, sakykime, ir nuomoji tas irklintas, viską, nu, tiesiai šviesiai sėdi ant pležų, sakykime, deginės, ne? Ir tau pareina ten kokį kem eurų į valandą. Ir tu Mhm. tiesiog sėdi. Man buvo toks, Mhm. wow, žinai, nu čia žiauriai lengvai uždirbami tie pinigai tokie. Ir, ir paskui biškai supratau, kad aš toje vietoje aš negaliu sėdėti. Ir, Mhm. ir, ir kai pamaščiau vėl apie tus baldus, kad reikia susikoncentruoti, reikia daryti, tai kai pradėjom iš tikrųjų rimtesnius tokius objektus daryti, įdomesnius, kur iš tikrųjų sudėtinga ir padaryti. Tai aš labai, labai, sakyčiau, jaučiausi gerai ir man labai patinka, kaip žmonės yra patenkinti po mano darbų, sakykime. Mhm. Ir pats dirbtuvėse, kad va, dirbu tus baldus, nu iš tikrųjų tai nėra kaip darbas man, tai aš atsipalaidavęs tiesiog darau tus baldus, man patinka tai. Jo, tai viskas gerai, tas yra gerai, toliau pats esi geras savybės yra lyderiškumo yra pas tave, draugiškumo yra, darbštumo yra. Tos savybės labai, nu, reikalingos versle ir tau jos padės. Šiek tiek yra tokio savanaudiškumo, su kuo reikės, nu, jisai gerai, jeigu mes turim turėti, mes visada, nu, turim uždirbti savo šeimai, asmeniškai, ten, kaip, save visų pirma, save patenkinti, ta prasme, kad pats gerai jaustumės, paskui kitiem, kad kažką galėtum atiduoti. Šiek tiek kartais galbūt reikės bet čia eigoj kalbu globaliai, ne, ta Mhm. prasme, save suprastum, šiek tiek eigoj kartais pagalvoti ir apie kitus. Nu, ta prasme, kitą pusę. Nu, apie partnerį, jeigu versle, apie darbuotoją irgi kartais pažiūrėti. Mes kartais, nu, labai žiūrim, kad, vat, kaip man, čia, vat, jisai dirbs, aš jam pinigus sumokėjau ir taip toliau, bet kartais reikia pažiūrėti, kaip tas žmogus jaučiasi, kokie jo tikslai ir savo tikslus, nu, suvienodinti su jo tikslais, kaip puzlė detalė aš vadinu. Ir atitaikyti, vat, nepamiršti kito žmogaus. Gal taip, jeigu trumpai, vat, gera mintis atėjo, tau pačiam vat, šitą turėti nepamiršti kito žmogaus. Partnerio, darbuotojo, kliento. Na, čia gerąją prasme, neperinant į tą, kad į labdarystę, prasme, visiems kitiems, tik man nereikia, kiti būna atvirkščiai. Vat visiems išdalina, o man jau, ai, kas bus, tas bus, arba aš ten nemokamai kažką tai ir taip toliau. Ne apie tai. Va, tai vienas dalykas. Antras dalykas, jo, reikia mokintis verslo, o verslas yra valdomas per skaičius. Kadangi kada nėra skaičių, tai kaip automobiliai, jeigu tu nematysi, kokiu greičiu važiuoji, kiek kūro reikia, ten, sakykime, kokios apsukos variklio, nu, tu nepavaldysi to automobilio. Nu, intuityviai, kiek tu ten tolintų. Tai tu greitai viršysi, tai tu per lietai važiuosi, tai tau kūras pasibaigs, pas tave nebus faktiškų rodiklių, pagal kuriuos remiantis tu galėsi daryti sprendimus. Va, ir labai dažnai skaičiai, jie dažnai labai prieštarauja įsitikinimam, jausmam, kalbom, žmonių nuotaikom, taip toliau. Bet jie, kaip aš sakau, skaičiai niekada nemeluoja. Va, jie yra tvirti ir remiantis į skaičius, tu gali daryti teisingas išvadas. Vieną iš pavyzdžių galiu pasakyti, kad aš turėjau avalinės parduotuvės ir vieną parduotuvę tiesiog uždariau per, nu, aš jau stebėjau tuos skaičius rodiklius, ar ne, bet suvokimas atėjo, kad čia ir dabar, va, dabar turiu uždaryti, nes kiekvieną mano sekantį sekundę minutę minusuoja man pinigus. Parduotuvė buvo vieno miestelio centre, gražiai rengta, geros pardavėjos, gražus batai. Ir kad aš priėmiau sprendimą uždaryti, visi man sakė, tu durnas tokį gerą parduotuvę uždaryti. Va, tai emocionaliai viskas atrodė labai gražiai, patraukliai, šauniai, bet pagal skaičius tai buvo, nu, nuostolingas verslas. Nu, jisai, ne, jo, galime vadinti nuostolingu, jisai buvo ant nulio, bet ant nulio tai reiškia vis tiek aš nulį turiu aptarnauti tą, kad nieko neuždirbti, tai turiu skirti savo laiką, vežti batus, juos pardavinėti, apmokėti nuomą, apmokėti pardavėjom, taip toliau ir galų gale aš nulį turiu. Nu, mano energija reiškia mano iniciatyva, mano laikas lygus nuliui. Tai tą suvokus, aš tą pačią dieną uždariau tą parduotuvę, kas buvo nustebę. Čia iš pavyzdžių, kaip yra valdoma per skaičius. Ir nebijo to, jeigu jau rodo skaičiai, kad turiu užsidaryti. Va, tai žodžiu, verslas įstatomas per skaičius. Kaip skaičiuoti, kaip matuoti, turbūt aš nežinau, pats nelabai turiu kokių tai, ne, kažkokių įrankių skaičiavimų. Nu, apart turbūt faktas, kad ten žinai, kiek baldai kainuoja, kiek pagaminimas ir
na taip toliau, bet PNL, KPIs tokie. Ne, realiai tokių kažkokių skaičiavimų nesiremiu, remiuosi tik savo, sakykime, skaičiais, kuriuos susikuriu ten, nu, pavyzdžiui, vis tiek galų gale mėnesio apskaičiuoju, kiek tų baldų pardavėm, kokie profitai, kiek čia mums liko, Mhm. kiek čia darbuotojams atiduoti ir taip toliau. Va, tie skaičiai egzistuoja, bet kad vat, kažkokią sistemą, nu, Mhm. savo sistemą, sakykime, esame susidarę ir viskas. Mhm. Dirbam, sakykime, kaip įmonė, bet įmonės nenorim kurti vien dėl to, nu dabar vat svarstėm iš tikrųjų, sakyčiau, 2 metus svarstom, neatidarom, kaip ir bijom įlysti tą, vieni sako gerai, kiti sako negerai, sakykime, daugumą žmonių nuomonių remiamės ir iš tikrųjų, kai kuo giliau lendam į tą, tuo mes daugiau atsifutbolinam nuo to, sakykim. Jo, tai Nes, vat tas ir rodo man tai, kad trūksta atskaitos taškų. Atskaitos taškai tai yra tikras grinas skaičius. Nu, skaičiai, jie faktas susideda, nu, matuojami pinigai, ne? Nu, vat, apyvartos, pelnai, investicijos, išlaidos. Viskas yra skaičiai ir jie yra tvirti. Vat, kas yra tvirta, tai yra pinigas. Kuo pinigai gerai, kad jie, pinigai skaičiai, jie nemeluoja. Vat, ten gali kalbėti daug, būna kalbam ir pasakai, nu, bet tau tai kainuos tiek. Ir žmogus, nu, tai jo, viskas fainai, bet aš nemokėsiu. Nu, bet ir viskas, tai netvirta. Va, o kada eina jau tvirta, tai atlyginimo mokėjimai, baldų pagaminimai, tai, sakykime, gavimas pinigų iš žmonių, kada viskas atsiduria lentelėse, atsiduria ant skaičių, pagrįsta faktais, tada tu prieš save matai faktus. Tu matai visą sistemą ir pradedi, bežiūrėdamas į tuos skaičius, atsiranda mintis ir, nu, mintis, ką toliau daryti, kokį sprendimą priimti. Ir tada vat, jau tai vadinasi verslo valdymas. Jau tada, kada tu ką gali pamatuoti, tą gali išauginti. O jeigu tu negali pamatuoti, sakykime, tu į sporto salę eidamas, jeigu bicepso nepasimatavai, tai kaip tu žinai, ant kiek tu pasportavai, jis neužaugs tau ten dvigubai, ne, trigubai, kad tu vizualiai pamatytum, jisai gali paaugti ten, nežinau, ten centimetrą, pusę centimetro, bet jeigu tu matuojasi su tą bicepsą, sakykime, su šituo, nu, ir matuoja, žinai, apimtis, tai tu žinai savo progresą. Lygiai tas pats versle. Tu žinai, kur tu esi. Gali būti skaičiai pradės rodyti, kad tu jau žemyn eini. Nors tu iliuzija gyveni, liktai yra klientų, liktai viskas tvarkoja, bet kaip pavyzdys, ten tau mokesčiai užaugo, kuras paaugo, darbuotojai ten užspaudė daugiau algų nori, tu nepakėlė laikų kaino ir tu nematai, tu galvoji, nu, kaip ir viskas gerai, liktai susidėlioja. Ir dar kai būna apivartiniai pinigai, jų daug ten sąskaitose, liktais jų yra, liktais užtenka ir tu toks, va, toj košiai verdi, nesusigaudai, kas vyksta. Tai vat verslas, pirmas dalykas, niša, kaip ir sakiau, jinai turi būti įdomi pačiam, bet skaičiai tai yra visiškai atskirai, tai yra verslo valdymas, turi pereiti prie skaičių ir jau skaičiais viską matuoti. Skaičiam neįdomu, ką tu pardavinį, ar baldus, ar automobilius, ar juos remontuoji, ar restoraną, ar parduotuvę, skaičiam neįdomu. Skaičiai sako tau teisybę, kaip yra su tavo verslu. Va, tai kad tą padaryti reikia išmokti. Tai yra mokslas, tai yra daug laiko. Visų pirma, tai išmokti skaičiuoti. Antras dalykas - išmokti skaityti. Skaityti tuos skaičius. Ir trečias dalykas - išmokti, skaitant skaičius, priiminėti tinkamus sprendimus. Kartais nepopuliarius. Nu, gali būti nepopuliarus tavo darbuotojų atžvilgių, partnerių atžvilgių, bet visada tu turi, nu, savo verslą apginti, kad jisai gyvas būtų. Tai va taip su verslu. O pas tave jau toks lygis ir jau tave jau, matau, jau stumdo, spaudo verslas, kad tu taip besisukdamas tu neišauksi. Daug energijos sunaudoji, žinai. Su vienu pakalbėjai, su kitu pakalbėjai. Tu turi susigaudyti dar su kuo kalbėti, apie ką kalbėti, kam ką deleguoti. Ir vat, kaip tu sakė, aš noriu darbuotojų, vat, tu turi sustatyti tokią struktūrą savo versle, kad, žinai, kaip sako, kas geriausias yra vadovas? Tas, kuris neištraukia rankų iš kišenės. Tai yra, vat, ištraukia, čia grubiai, aš aišku, padidintai, bet ištraukia ranką iš kišenės, viskas, tu specialistas, nebe vadovas. Tavo užduotis yra sustatyti tą sistemą, kokia dabar yra, sustruktūruoti ją, žinot, kas prie ko ir kiek, nu, skaičius lentelėse sudėjus. Ir tada po truputį pradėti deleguoti darbus. Tai irgi yra vienas sunkiausių užduočių, kadangi visada tu žinai, kad, nu, tu geriausiai padarysi ir sunku
perdeleguoti kitam, bet tik tokiu būdu gali išaukti, tai po truputį į savo poziciją, nu, daleiskim, jeigu tu pats gamini baldus, ne? Taip. Va, tai va, tu turbūt vis tiek ne visas procedūras kažkokias tik atlieki. Sakykime, kur reikia, aš atlieku visas, Mhm. kur gali padaryti, sakykime, darbuotojas, kur aš esu išvažiavęs ten į kokį montavimą su kitu darbuotoju. Mhm. Tai jo, tada kitas tiesiog už mane tą vat Jo, procedūrą tai tu kažkokią tai padaro. po truputį, bet čia per ilgą laiką, kadangi verslo statyba tai kaip medžio auginimas arba miško auginimas arba kaip namo statyba, namas irgi taip nepasistato, turi būti struktūra, viskas po truputį, step by step. Tu turi išeiti iš tų visų po truputį, nu, atkabinant tų specialisto darbų, nes pats esi pagal sukirpimo verslininkas, tu turi valdyti verslą. Kaip sakiau, rankos kišenėse, grubiai tas vat, toks pasakymas, tik ištraukiai, paėmė plaktuką arba ten pjūkliuką kokį, viskas, tu jau nebe verslininkas, tu jau esi specialistas. Tai va iš to po truputį išeiti. Kaip išeiti, kaip sakiau, pradžioje tu turi tvirtą struktūrą, sustatyti, žinot, kas prie ko, sudėti lentelės į skaičius, matyti, kaip viskas atrodo ir po truputį priminėti sprendimus, va čia jau galiu atleisti, nebedaryti, to galiu nebedaryti ir ypač atleidinėti tuos momentus, kurie tave labiausiai erzina, kurie nepatinka. Vat, kuo greičiau šitos, kurie tavo energiją naudoja, kad tą energiją nukreipti į verslo statymą, o ne į baldų pjaustymą tenai. Yra specialistai ir yra galbūt net ir tu turėsi pripažinti gal ir geresnių specialistų negu tu, kas liečia pačių baldų gamybą. Nu, jų tikrai reikia, aišku, rasti, pritraukti. Va, o tu turi po truputį pereiti į verslą. Tai tavo jau, kaip čia pasakyti, pas tave jau darėsi situacija tokia, kad biški verslas pradeda tave lenkti. Tu turi aukti su verslu, bet verslas jau tave spaudžia aukti ir vat, tu jau ieškai išeičių ir viską teisingai darai. Ta prasme, aš viską suprantu, ką jūs atsakot, viskas yra gerai, bet taip atrodo gerai. Aš galiu šiandien, sakykime, per mėnesį laiko aš sudarau struktūrą, kur manęs nereikėtų tame versle. Aš tikrai tą galiu padaryti, bet aš žinau, kad nukentės mano visas vardas vien dėl to. Nes iš tikrųjų darbuotojai nepadarys tokio, nu, sakykime, yra 20 metų meistrai. Nu, Mhm. aš jaučiuosi, kad aš tikrai esu kitokio mąstymo žmogus, negu kad va, tie, kurie dirba man, sakykime. Mhm. Tikrai kokybės atžvilgių, tai aš 100% garantuoju, kad aš padarysiu taip, ne kitaip ir gerai Mhm. ir taip toliau. O tiem darbuotojams, sakykime, jie 20 metų dirba, aš, kuris dirbu jau 6 metus, aš galiu geriau padaryti už juos. Man čia yra kažkokia nesąmonė. Ta prasme, labai sunku ir įaiškinti tam darbuotojui, kad turi daryti taip. Jis dar, ta prasme, manęs klauso, sakykime, kelių metų ten vyras. Mhm. Klausos ten 24 metų jaunuolius, kad sako, daryk ne kitaip, daryk taip, nes žmonėms bus negerai. Ai, koks čia skirtumas. Nu visi taip sako, koks čia skirtumas. Mhm. Nu, bet yra skirtums ir nieks to nesupranta ir visiems atrodo paprasta. Jo, čia aš kaip ir sakiau, vat, ir Rylse, kur įdėjau, kur pasakiau žodis žinios, po žodžių žinios slepiasi labai labai daug. Tai verslo valdymas, jo auginimas, jo plėtra, sakykime, po to santykis su darbuotojais, kaip su jais kalbėtis, kaip tartis, kaip ką surasti, ten daug tūkstančiai smulkmenų yra. Bet jeigu tu užstriksi tame, kad aš geriausias ir aš, vat, tik aš taip galiu padaryti, tai nu, tu ir liksi telšiuose vietinės reikšmės baldų gamintojas. Gali būti, yra žmonių tokių, kurių potencialas neišneša daugiau, jie gamina ir neduok dievė iš jo jam pasakyk daugiau ar mažiau, ne. Jisai vat, gamina kelias ten spintelės, ten taburetės ir jam to užtenka, jis turi individualią veiklą ir visą gyvenimą. Aš turiu pažįstamą tokį, jisai tik tais ne baldus gamina, židinius stato, labai gerus, Lietuvoje geriausius. Jis jokių reklamų neduoda, jisai pats irgi bandė, bet jam užtenka. Kiek jis uždirba, jam užtenka. Jisai nenori statyti didelio verslo. Čia labiau vadinasi ne verslininkai, o amatininkai. Tai nėra blogai, tai yra gerai, tiesiog tokios struktūros žmonės. Pas tave liktai jaučiasi potencialas didesnis į verslo statymą, jeigu tu nori eiti į toliau, žinai, į didesnius verslus, didesnės rinkas ir labiau eiti prie verslo valdymo, negu su pjūkliukų pjovimo. Kad tu žinai, kad tu supranti, kad tave nieks neapknis, tai yra labai gerai. Tu žinai, kas yra kokybė, tu žinai, ką galima padaryti, ko negalima padaryti.
tu žinai, per kiek laiko galima, per kiek negalima, tai reiškia, tavo tos žinios leistų tau reikalauti iš žmonių adekvačių dalykų. Nes jeigu tu nenusimanytum to nišai, tu gali, nu, ten sakyti, davai padarot per dieną, kas ten gaminama mėnesį, daleiskim, nu, nesąmonės prašyti. Arba atvirkščiai, ten tavo darbuotojai sakys, oi, ne, čia, žinai, man tai čia pusę metų, o tu matai, kad čia per savaitę galima padaryti. Va, tai kad tu tame gaudysis, tai yra gerai. Bet dabar yra tavo lygis toks, tu turi pripažinti ir tai turi būti step by step augimas. Dabar kuo aš galiu padėti ir kuo, nes mano tas, sakykime, dabar yra pati pradžia. Aš irgi jau prie tokio laiko, kad aš ir savo verslą delegavau dabar, vat, kaip tik nesenai į savo vietą išsirinkau direktorę, kurią ilgai stebėjau, ilgai žiūrėjau, kartu dirbom, savybės daug perdavau jai ir tiesiog delegavau ir aš dabar jau pereinu prie mokymų verslo. Va, dabar kursiu mokyklą, tai yra du variantai. Jeigu tu nori, sakykime, aukti, tai du variantai. Yra grupėse dalyvauti, šituose grupinėse mokymuose arba individualiuose. O būtent tie mokymai ir būtų apie visą verslą, apie... Jo, būtent mokymai yra apie, jeigu grupinėse, tai reiškia prisijungia ne vienas žmogus, pradžiai bus keli, paskui keliasdešimt, gal paskui bus keli šimtai, nežinau, gal kelios grupės darysim. Va, tai ir tenais tose grupėse sėdi iš įvairių nišų žmonės. Man kaip ir didelio skirtumo nėra, kadangi aš apie verslo valdymą, ne apie nišą, aš nesu specialistas baldų, ten esu tam tikrų nišų specialistas, bet ribotų labai nišų, ar ne? Va, bet aš labiau apie skaičius, apie valdymą. Tai va, tada didelėse grupėse, sakykime, yra, tu esi ne vienas, tu sėdė, klausaisi tai, ką aš analizuoju, sakykime, kažkurio tai žmogaus situaciją, kažkurio verslą. Ten labai dažnai gali rasti savo, kaip pasakyti, naudingų dalykų. Nu, savo, iš tos situacijos kažką tai savo išsitraukti, ne? Va, ir tada, kai yra tavo laikas, yra tavo klausimas, tada analizuojam, sakykime, konkrečiai tavo verslą. Va, arba yra individualus, tai individualiai, vat, kaip dabar su manim dirbti, bet tai yra, tai yra brangesnis dalykas. Aišku, tada koncentracija yra tik tais į tave, tik į tavo situaciją, tik į tavo verslą ir dar yra, lygiai greičiai yra žiūrima asmenybė pati, kaip asmenybė, kaip tavo asmenybė, kaip pasakyti, asmenybės ugdymas. Labai dažnai pas verslininkus yra baimių įvairių, ne? Kurių tu nematai, bet jos ten, sakykime, blokuoja tau truputį kažkokius tai žingsnius daryti. Tai irgi padeda tose vietose su savim susitvarkyti tam tikrose momentuose. Kaip pavyzdys, tam, kur tu sakai, kad čia beveik visi pradedantis verslininkai apie tą kalbą, kad niekas už mane geriau nepadarys. Nu, bet ta prasme, kaip ir sakot, kad tu turi daryti taip, kad kurti, sakykime, didinti tą verslą, auginti. Aš pats, sakyčiau, pasikeičiau mąstymą labai stipriai prieš kokius 2,5 gal metų, kai pas tėvuką nebuvo tiek daug darbų. Tada dirbo jie dviese, aš buvau kariuomeniai, po kariuomenės grįžau ir tiesiog man buvo pasiūlymas išvažiuoti į Kauną, dirbti irgi su baldais. Nu, man iš pažįstamų tokių irgi montuotojų pasiūlė tą darbą, aš išvažiavau su juo, ten savaitę prabūnam. Objektai yra tokie, kurių nesu dar matęs po šią dieną. Tiesiog buvo objektai kosmosiniai, virtuvės po 30-40 tūkstančių. Čia reiškia, su kita įmonė buvo. Ir iš tikrųjų buvo tokie kosminiai tie baldai, kad net durelės nešant, bijai neštas durelės, ant tiek baisu ir, nes tu žinai, kad tos durelės, kurias aš dabar nešu, ir jų dar yra kokį 20, vienos durelės kainuoja 300 ir tu neši ir bijai išmesti. Bet žodžiu pasakė man, tas, kuris mane pasikvietė, sako, apšvietimus moki daryti ten baldam. Nemoku, sakau, bet pirmą trobą, sakau, padarysim jau, antrą mokėsiu, žinai. Gerai, sak, varom.
Ir išvarėmės ten, pametė jis man laidus, pametė įrankius, nežinau, yra ten tos YouTube, mokinkis, susigalvo, kaip ten reikia tą apšvietimą, padaryti. Nu ir aš vieną ten trafą tą sudeginau ir po to viskas ok, po šią dieną, vat, išmokau tikrai labai gerai tą daryti. Tai po tokių objektų aš pamačiau, kad mes, kur ten butukos, pavyzdžiui, dirbam, nu aišku, dabar yra ir namų didelių objektų, tikrai, sakykime, nepaprastų tokių. Tai aš kai pamačiau, kad yra tokie objektai, aš supratau, kad va, tie, kur dabar esam padarę, nu čia visiškai yra nulis tam. Ten viena virtuvė kainuoja kiek to namo, sakykime, baldai. Tai aš pradėjau galvoti, kaip gauti tokių objektų ir va tas mane ir domina, kad įlysti va tokius objektus. Esu dirbęs ir Rygos centrese bankui, montavom baldus, dabar ten mačiau reklamuojas, nu, faina ir žiūrėti, bet va tokius objektus įlysti yra, man kažkas neįmanoma, atrodo kosmosas, net nežinau prie ko prieiti. Ir aš galvoju dabar, ar pas jūsų tuose mokymuose iš tikrųjų bus va tokia man labai reikalinga ta informacija, kad iš tikrųjų kaip sakykime, pagauti daugiau tų klientų, ar tai reklamuotis, ką su reklamu man reikia žinoti, ką, vat, man tie Daug. Yra pagrindiniai. čia, aš kaip sakiau, tūkstantis smulkmenų apie marketingas irgi. Kokį marketingą, kaip marketingą, nuo ko pradėti. Ir bet tu sakai, noriu įlysti ten, tu neįlysi ten į tas rinkas, apie kurias tu kalbi, todėl kad tu tam esi nepasiruošęs. Tai yra tas pats, kas, nu, dažnai būna loterijose, ne, žmonės laimi pinigų ir kaip mes žinom, dažniausiai jie ten baigėsi ne kaip jų likimai. Todėl, kad žmogus jisai energetiškai ir psichologiškai ir visokiojopais nepasiruošęs tokiom energijos, sakykime, užplūdimui. Ir kaip sako, tai turėčiau milijoną padaryčiau. Taip žmonės svaigsta, ta prasme, turėtų milijoną, tas milijonas tave gali sudeginti. Todėl, kad, nu, prasideda viduje procesai, mąstymas keičiasi žmogaus ir daug kas keičiasi ir jeigu tu nepasiruošęs, nu, čia tas pats kaip į salę nueisi ir tau dabar tu keli štangą 50 kg, ten, sakykime, tau užmes 200, ne? Ir ką tu su juo darysi, nu, prispausim tave. Lygiai taip pat su pinigais, lygiai taip pat su klientais, lygiai taip pat su rinkom. Tavo pasąmonė daleidžia tik tiek, kad tavęs kaip pasakyti, nesutraiškit, nesuvalgyt. Nes tu jeigu papulsi į rimtus projektus, tau pradės duoti užsakymus, o tie, kas duos užsakymus rimtuose projektuose, ten bus rimti pinigai, o kur rimti pinigai, rimti reikalavimai, o tu nepasiruoši su keliais darbuotojais ir tu nespėsi aptarnauti ir tave ten greit išpjaus iš to ir viskas to pasibaigs. Va, šitą turi suprasti. Ir tai nereiškia, kad tu ten nepapulsi, bet tu turi užaugti, nu, užsiauginti raumenis. Gal raumenis verslė visame kame, ten daug yra sferų. Tavęs kaip asmenybės auginimas, tada, nu, savęs auginimas, apie tave kalba, aš neauginčiau, pats save turiu auginti, tada, kaip sakiau, struktūrizavimas, viso valdymas per skaičius, tada mokėjimas su žmonėm bendrauti, tartis, deleguoti, nu, tu moki komunikuoti, bet ką komunikuoti, kaip komunikuoti, kaip auginti tuos žmonės į tavo pusę. Nu, toliau tas pats ir marketingas, kokį marketingą, kiek investuoti marketingą, kokį marketingą pasirinkti. Daug visokių dalykų. Ir tu turi, nu, kaip, nežinau, tu esi sporto salė lankęs kada nors. Taip. Esi, ne, nu, kur treniruokliai. Viskas, tu naini ten, nu, ne pritūpimus tik darai, ten krūva reikalų, ne, ir bicepsas, ir tricepsas, ir nugara, ir kojas, tu viską darai. Taip ir versle, tu turi viską treniruoti. Kiekvieną raumenuką treniruoti kasdieną. Ir, mat, kaip tu sakė, aš jaučiuosi, kad neaugu. Tu neaugi, nes tu netreniruoji tam tikrų raumenų. Tik tai kažkurias grupės. Dėl šito, tai sakykime, tikrai prieš... Nu, tėvukas man tiesiai šviesiai pasakė, sako, tu nemoki projektuoti, tau reikia išmokti projektuoti, tu nemoki dar matuotis, tau reikia eiti matuotis. Nu, tėvukas jau yra 50 metų, sako, man jau nebereikia, čia tu viską išmokai ir varyk vienas kaip pavyzdys. Bet aš žinau, aišku, kad jisai darbuosis dar tikrai ilgai, tikrai niekur neišeis ir nedings. Bet tame ir yra esmė, kad jisai man pasakė, kad nemoki projektuoti. Aš kitą dieną gavęs užsakymą, nuvažiavau vienas pats, išsimatavau, suprojektavau, pirmą kartą su tą pačią programą. Aš žinojau, kad aš mokėsiu naudotis ją ir susiprojektavau, tėvukui parodžiau,
apstulbęs buvo. Antras variantas buvo toks, kad irgi buvo objektas, sakykime, didžiausias, kokį besam gavę per visus darbo metus, tai buvo baldai visam namui, už, manau, apie 48 ten tūkstančiai už baldus buvo. Pirmą kartą tokios sumos. Ten dažniausiai būna iki 15, nu, 20 jau čia labai, labai daug skaitosi mum. Tai gavom tą objektą ir tėvukas man pasakė, sako, man tai sako, viskas neapsiemam, čia mums per daug, mes neįkipsim, čia labai didelis objektas, brangios medžiagos, nudegsim daug, dar kažkas. Baldai irgi buvo ten, tikrai, manau, esat matę, gal ir pas jūsų namuose yra, kad reiškia kem 5 spintelės sujungtos, sakykime, vat, tokių ir baldų buvo, kur tėvukas ir sako, oi mes nepagaminsim, nesam gaminę. Nu, sakau, pagaminsim, sako, nepagaminsim. Nu ir galiausiai per mane apsėmėm tą objektą, nes aš pasakiau, kad mums reik šito objekto, mums reikia jį padaryti, mums reikia įlysti tuos objektus, tai mes turim nuo to ir pradėti. Jeigu mes visą gyvenimą, sakau, atidėliosim, kad, oi ne, gal rytoj apsimsim, bet šiandien tikrai neapsimėm, nes, nu, daug reikalų. Tai apsimėm tą objektą, visą padarėm, žmogus patenkintas, mes irgi patenkinti ir tėvuks iš tikrųjų irgi buvo apstulbęs, kaip mes padarėm tą objektą, padarė tokius baldus, kurių gyvenime nesam gaminę dar. Nu, Gerai, sakykim, pristabdysiu man, tai o ką tu tuo norėjai pasakyti dabar? Aš noriu pasakyti, kad dar yra tas dalykas, kad tas tėvuks galbūt ir turtas senesnį mąstymą, kad aš kai ir dažniausiai pasakau, kad darom tą, bandom tą daryti, man sako, ne, tu nusišneki, juk taip negali būti, juk tu taip lengvai nepadarysi visko, kaip sakai ir panašiai. Nu, bet buvo daug tokių parodymų, kad iš tikrųjų galim tą padaryti. Jo, tai čia tiesiog irgi tas pats eina, kas bus mokymuose, tai komunikacija ir pripratimas, supratimas ir priėmimas kitų žmonių, kokie yra. Tėvukas yra toks, koks yra. Ir tėvukui turi be galo būti dėkingas, jis tau tą nišą parodė, verslą parodė, jis tau daug patarė, patarimų duoda, bet jisai turi tam tikrą savo mąstymą, jisai kaip asmenybė yra suformavęs toks, jis yra idealus žmogus, kaip ir visi žmonės yra iš principo idealus, jie tokie, kokie yra. Tu turi kaip verslininkas atsirinkti, ko ir kur tau reikia. Bet kur tėvukas pasako, kaip gaminti, kur tu ne iki galo papjauti, pašlifuoti moki, dar gerai, viskas tvarkoja, bet kur tu esi drąsesnis, o tėvukas galbūt neturi to savybių, ten nemato, nejaučia tų apimčių, tų klientų, tų užsakymų, o tu jau kitaip, tai sakai tėvukui, fainai, ačiū už tavo nuomonę, iš tikrųjų aš pagalvosiu, ką tu sakei ir permačius, ką jis iš tikrųjų sakė, priimti savo sprendimą. Va, tai yra daug niuansų. Ir dar yra dalykas, yra daug to, ko tu nežinai. Nu, kaip antroji klasė, kaip sakiau, kad tu ateini į antrą klasę, ten 2x2, A+B, ne? Bet tu nežinai, kur yra Afrika, kur Amerika, tu nežinai, kokia istorija pasaulyje yra, kad antras pasaulinis karas buvo. Tu nežinai geografijos, geometrijos uždavinių, matematikos uždavinių ir taip toliau. Bet, nu, jeigu atsiminsi, kada buvai vaikas, tu galvoji, viską žinai, viską supranti. Va, lygiai taip pat versle yra daug, ko tu dar nežinai. Bet tu nežinai, ko nežinai, supranti, ir tu tik sužinosi tada, kai tu gausi tą informaciją palaipsniui. Tai yra apie augimą, apie norą eiti toliau, rinkti žinias. Ir va tas mano video, kur paskui žinios, nu, aš žinau, apie ką kalbu, nes aš sakiau, apie 10 verslų uždariau, eidamas tuo keliu, kad aš viską žinau. Nu, tai čiagi paprasta. Paėmė, atidarė ir viskas. Ir va aš ant to paprastą sudeginau kokį 10 verslų. Taip, tai nebuvo dideli projektai, nebuvo milijoniniai, bet ten buvo ir laikas, ir pinigai, ir mano energija, ir aš, kaip sakant, tau dar 24 metai, ne? Tai va, tu dar pats laikas, jeigu tu susirinksi, susikoncentruosi. Bet yra ir kelias, pas mane irgi trumpas video, yra kelias eiti ant savo klaidų, eiti bandyti, va, ten nusvilt ir iš savo klaidų mokytis, bet jis labai brangus. Laiko, energijos ir pinigų atžvilgių labai brangus. Jeigu man dabar grąžintų tą laiką, tai aš taip susirinkčiau tiek pinigų, kiek praradau, tiek laiko, tai čia wow būtų. Bet iki tol, kol mano, sakykime, augimas prasidėjo tada, kada aš pradėjau irgi mokytis pas savo mokytoją, ir kuris man išmokino, kaip verslą statyti. Tai vat, tokia situacija su verslais. Viskas aišku.
Tai va, nežinau, man tai ar yra man klausimų dar kokių. Daugiau kaip ir nelabai. Jo, niša tavo gera, plėsti ją galim gerai, auginti gerai, todėl kad aš matau, kiek vyksta statybų šiuo laiku, net Lietuvoje, sakykime, ir aš suvokiu, kad kiekvienam tam pastatytam, kaip čia pasakyti, bute, netgi mažam bute, ten 30 kvadratų atstato, 50 kvadratų, žinoma, visur turės būti baldai. Va, bus turėtų apstatyti baldai. Tai klausimas, kodėl ten neturėtų būti manto baldai. Va. O kol kas turbūt, nu, ne visuose, daugelį nėra tavo baldo, kodėl klausimas. Ne? Va, turėtų būti mantas žinomas per visą Lietuvą, mažiausiai, ir užsakymai eilės stovėti. Bet čia reikia, sakau, iki to daugti, reikia aukti, arba, nu, pabandyti per savęs, savo klaidas eiti toliau. E, Dėl tų klaidų, kaip sakot, tai kaip tik ne per seniausiai mačiau ir video, nu, angliškas ten video, kalba žmogus, sako, vat ėjau to verslo keliu, buvo sunku, užmačiau ten kažkokį buhalterį, kuris ten, nu, aфиgenai apeina tuos visus mokesčius ir taip toliau. Sako, žinot, ką aš padariau, sako, aš nuėjau ir pasiklausiau, kaip tu tai padarai, sako, nu ir neįsivaizduot, sako, ir pasakė, kaip padaro. Tai taip pat ir su visais, vat, nueik pas tą, kas geriausiai tai moka padaryti ir paklausk tiesiog, jisai tau pasakys, sako. Kažkas gal nesakys, nu bet jo, esmė ta pati. Tai klausykit, gal tiesiog atsiųskit tą informaciją dėl grupinių mokymų, dėl individualių ir tiesiog peržvelgsiu, pagalvosiu ir Gerai, gerai, jo. atsiųsiu, nes grupinius mes su individualiais aš dirbu nuolatos, individualiais su žmonėm, nu, su verslininkais. O dėl grupinė greičiausiai prasidės gegužės mėnesį. Va, tai parašysiu dėl grupinio. O paskui man taip Super. pat pagalvosi, kuriuo keliu nori eiti. Va. Gerai, tai ką, dėkui už pokalbį. Jo, dėkui jums. Smagu susipažinti buvo su dar vienu verslininku. Ir sėkmės tau. Sėkmės ir jums visą. Aiki.